Jūs, tėvai, esate svarbiausi žmonės savo vaiko gyvenime. Jūs esate pirmieji, kuriuos jūsų vaikas pamato ryte ir paskutiniai, kuriuos jūsų vaikas mato vakare. Jūsų vaiko ugdymas prasideda ne mokykloje, jis prasideda namie. Jūs pirmasis savo vaiko mokytojas. Jūsų dėka jūsų vaikas išmoko bendrauti ir lavintis ir augti bendraudamas su šeima ir draugais. Šis DVD padės jums suprasti, kaip jūsų vaikas mokosi pradinėje mokykloje, kad galėtumėte tęsti mokymąsi namie. Tėvams gali būti nelengva įsijungti. Aš suprantu, kad pasaulyje, kuriame gyvename, gyvenimo tempas yra labai greitas ir kad žmonės turi vis mažiau laisvo laiko. Jie dirba viršvalandžius ir tai nelengva. Įsijungti į šią veiklą gali būti sudėtinga ir dėl kultūrinių skirtumų. Daugeliui tėvų gali kilti problemų dėl kalbos ir tai gali trukdyti jiems įsitraukti į veiklą mokykloje. Kiti tėvai tai gali sieti su savo pačių patirtimi mokykloje, kuri galbūt nebuvo tokia teigiama, kokia turėjo būti. Tėvai gali daug prisidėti padėdami klasės mokytojui. Jūs turite daugiau informacijos apie vaiką ir mes visada mielai priimame tėvų indėlį. Išklausome, kai jie pasako, jei yra problemų, arba įsako nuomonę apie tai, kaip jų vaikui sekasi. Kartais tėvams nelengva žinoti, nuo ko pradėti. Tam ir skirtas šis DVD. Jis padės parodyti jums, kaip jūs galite padėti vaikui mokytis namie, prieš jam pradedant lankyti pradinę mokyklą ir ją lankant. Jei norite, galite žiūrėti visą DVD arba meniu įsirinkite atskiras dalis. Šį DVD sudaro 7 dalys, įskaitant šį įvadą. Kitoje dalyje pateikta pradinės mokyklos mokymo programos apžvalga. Kitose 5 dalyse vaikai pasakoja mums, kaip jie mokosi mokykloje ir namie. Su Lucy mes sutelkėme dėmesį į ankstyvąjį mokymąsi namie. Colin pristatys mums mokymąsi jaunesnių ir vyresniųjų pradinukų klasėse. Courtney pasidalins savo mokymosi 1 ir 2 klasėje patirtimi. Sean supažindins mūsų mokymosi 3 ir 4 klasėje, o Abiha pristatys mokymąsi 5 ir 6 klasėje. Ne visos pradinės mokyklos yra vienodos. Kai kurios mokyklos skirtos jaunesniems mokiniams, kai kurios vyresniems. Dauguma ir tiems. Kai kurios klasės skirtos tik berniukams, kai kurios tik mergaitėms, 3 mišrios. Mokyklos gali būti didelės ar mažos. Vienoje patalpoje mokytoja gali mokyti 1 ar daugiau klasių. Daugelėje mokyklų pagrindinė kalba yra anglų, tačiau kai kuriuose mokomasi airių kalba. Kai kurios mokyklos pritaikytos vaikams, turintiems mokymosi sutrikimų ir vaikams su negale. Egzistuoja daug įvairių tipų mokyklų, tačiau visos mokyklos siekia, kad mokymasis juose vaikams teiktų džiaugsmą. Man patinka ši mokykla, nes joje nuolat galiu susipažinti su naujais žmonėmis. Manau, kad geriausias dalykas šioje mokykloje yra tai, kad čia galima susipažinti su naujais žmonėmis ir kad čia yra visi draugai. Manau, kad geriausia šioje mokykloje yra tai, kad čia galima kalbėti airiškai, nes nėra galimybės airiškai kalbėti niekur kitur. Jūsų vaikas mokykloje turi ne tik klasės mokytoją, mokantis jam taip pat gali padėti daug kitų mokytojų ir kiti mokyklos darbuotojai. Pedagoginės paramos mokytojas ir išteklių mokytojas gali papildomai padėti jūsų vaikui mokantis. Jei kurios nors klasės mokinė pamokose turi sunkumų, jos klasės mokytoja nusiunčia ją pas mane ir aš išsamiau išanalizuoju jos problemas, o tada kartu su klasės mokytoju ir tėvais mes sudarome tam vaikui skirtą programą ir aš stengiuosi jai padėti bei padedu visuomet, kai ji turi sunkumų. Specialiųjų poreikių asistentė gali padėti jūsų vaikui mokytis klasėje. Specialiųjų poreikių asistentės vaidmuo paremti. Mūsų pirminis tikslas remti vaiką ar vaikus, su kuriais dirbsime. Kita mūsų užduotis remti klasėje dirbantį mokytoją, taip pat bendrai ir kitus vaikus ir galiausiai mes remiame mokyklą.
Šią paramą planuoja ir koordinuoja specialiųjų ugdymo poreikių organizatorius. Kai kuriuose mokyklose rėmimo komandai priklauso kalbų rėmimo mokytojas ar namų, mokyklos ir bendruomenės ryšių koordinatorius. Mano nuomonė, padėdamos vaikams mokytis, mokyklos turi labai stengtis užmegzti gerus santykius su tėvais, tai be galo svarbu. Mes dirbame kaip komanda, pedagoginės paramos mokytojas, namų ir mokyklos ryšių mokytojas ir klasės mokytojas. Ypač skaitymo ir skaičiavimo srityse mes rengiame programas tokias kaip linksmoji matematika, linksmasis skaitymas, didysis knygų skaitymas skirtas pradinukams ir romano skaitymas skirtas vyresniųjų klasių mokiniams. Pedagogas, psichologas gali padėti atpažinti jūsų vaiko mokymosi poreikius ir juos skatinti. Pradinės mokyklos mokymo programą parengė Nacionalinė ugdymo turinio ir vertinimo tarnyba NCCA. Ji buvo parengta konsultuojantis su mokytojais, tėvais, mokyklos valdymo organais bei švietimo ir mokslo departamentu. Programą galite rasti NCCA interneto svetainėje www.ncca.ie. Programą taip pat rasite ir vietos bibliotekoje arba vyriausybės spaudos biure. Pagal pradinės mokyklos mokymo programą mokyklinių knygų leidėjai kiekvienam dalykui sukūrė vadovėlius. Mokyklos nusprendžia, kokiais vadovėliais kiekvienais metais naudosis jūsų vaikas. Pagrindinis mokymosi programos tikslas visų pirma yra sudaryti sąlygas vaikui vystytis kaip pilnaverčiam asmeniui, kad jis mėgautųsi gyvenimu, kad džiaugtųsi gyvenimu. Antra, kadangi vaikas yra sociali asmenybė, jam reikia sudaryti sąlygas bendrauti. Mūsų gebėjimai yra skirtingi, taigi mes turime visi kuo prisidėti. Ir trečia, mes turime įgimtą troškimą mokytis, taigi mokymo programa skatina tą įgimtą troškimą. Pradinės mokyklos mokymo programą sudaro 11 dalykų, sugrupuotų į 6 mokymo programos sritis. Papildomai, mokyklos vadovaujasi ir religinio mokymo programa. Jūsų vaikui pradėjus lankyti mokyklą, visų dalykų mokoma visose klasėse. Mokykloje žengdami į priekį vaikai remiasi jau įgytų kiekvieno dalyko supratimu ir įgūdžiais. Vaikai mokosi labai įvairiais būdais. Jie mokosi patys ir kartu su kitais. Jie mokosi naudodami daug įvairiaus medžiagos ir išteklių, įskaitant juos supančią aplinką. Pradinės mokyklos mokymo programa padeda vaikui išmokti, kaip reikia mokytis. Ji padeda pamatus tolesniam lavinimuisi ir mokymuisi visą gyvenimą. Kalbėdamas, jūsų vaikas mokosi bendrauti tiek anglų, tiek airių kalba. I have a kangaroo. I have a kitten too. Jūsų vaikas mokosi kalbėti, skaityti ir rašyti abiem kalbomis. Choir singing nice and loud, screaming and clapping gloves like crows. You made this all up yourself? Yeah. Very good. Cicali Lana Raigan sin? Ši ankstyva patirtis sukuria pagrindą kitoms kalboms mokytis. Klausimas ir kalbėjimas – tai raktas į vaiko visų kitų dalykų mokymasi. Man patinka mokykla, nes joje smagu ir moko matematikos bei kitų dalykų. Mes mokomės atimties ir sudėties. Mokydamasis matematikos, jūsų vaikas mokosi suprasti ir spręsti problemas, atsiradusias dirbant su skaičiais, matmenimis, forma ir atstumu bei duomenimis. Problemų sprendimo įgūdžiais jūsų vaikas naudosis visą gyvenimą. Mokydamasis tokių dalykų kaip istorija, geografija ir gamtos mokslai, jūsų vaikas išmoks susikurti atvirą, kritišką ir atsakingą požiūrį į visuomenę ir aplinką. Per šiuos dalykus jūsų vaikas išmoksta vertinti natūralų, istorinį, socialinį ir kultūrinį gyvenimo aspektą. Šie 3 dalykai priskirti socialinio, ekologinio ir mokslinio švietimo grupiai arba SESE.
Šie 3 dalykai, vaizduojamieji menai, muzika ir teatras, lavina jūsų vaiko kūrybingumą ir vaizduotę visuose dalykuose. Šie 3 dalykai priskirti menų mokymo grupiai. Fizinio lavinimo metu vaikai tobulina fizinius gebėjimus bei koordinaciją, kad galėtų gyventi pilnavertį, aktyvų ir sveiką gyvenimą. Socialinis, asmeninis ir sanitarinis švietimas arba SPHE apima jūsų vaiko asmenybės tobulėjimą, sveikatą ir gerovę. Tai padeda vaikams suprasti, kaip savimi pasirūpinti, kaip gerbti kitus ir bendrauti su kitais ir kaip valdyti emocijas. SPHE dalis yra ir santykių bei seksualinis švietimas, svarbi vaiko vystymosi dalis. Tai padeda jūsų vaikui sužinoti ir įgyti atsakomybės jausmą. Mano mėgstamiausias dalykas yra religija. Religijos pamokos mokyklos mokymo programos dalis. Skirtingose mokyklose yra skirtingos programos ir visose programose yra darbų, kuriuos galite atlikti namie, taip pagelbėdami savo vaikui mokytis ir tobulėti šioje srityje. Vaikai mokosi daugeliu įvairių būdų, individualiai, grupėse arba visa klasė kartu. Man atrodo, kad geriausias būdas man mokytis tai dirbti grupėse ir diskutuoti apie įvairius dalykus. Kartais grupėse, nes tada galima paklausti kitų, jei ko nors nežinai, o kartais savarankiškai, nes tada turi laiko dalykams apsvarstyti. Į mokymo programą įtraukta 11 dalykų ir tėvai gali nusistebėti viešpatį, kokie tie 11 dalykų, kurių mokomi jaunesnieji pradinukai. Jie iš tiesų stebisi, tačiau dalykai yra integruoti ir jų mokoma pradedant jaunesniaisiais pradinukais ir baigiant 6 klase. Mokytojai dažnai planuoja mokymo veiklą, į kurią įtraukiama daug mokymo programos dalykų. Planuojant veiklą susijusią su tokia tema kaip oras, vaikams suteikiama galimybė mokytis mokslo, matematikos, kalbos ir meno, taip pat geografijos sąvokų bei tobulinti įgūdžius šiuose srityse. Mano mėgstamiausias dalykas yra matematika. Mano mėgstamiausias dalykas yra fizinis lavinimas, nes tai sportiška ir panašiai. Mano mėgstamiausias dalykas tikriausiai yra menas, nes mes sužinome jaunų dailininkų, kurie tapė nuostabius paveikslus, istorijas. Šiandieninė mokymo programa skatina vaiką vystytis holistiškai. Tai reiškia, kad mes skatiname vaiką vystytis morališkai, dvasiškai, fiziškai, kognityviai. Tai platus diapazonas, mes nesutelkėme dėmesio tik į vieną dalyką, nes mums svarbu visas vaikas. Mūsų tikslas pasiūlyti daug apimančią mokymo programą, kad visiems vaikams sektųsi, kad pasižymėtų vaikai, kuriems sekasi sporte, gabūs menui vaikai, gabūs matematikai vaikai, kad vaikai nuolat patirtų sėkmę. Vaikai ne tik vystosi kaip asmenybės, jie taip pat mokosi gerbti ir vertinti kitus vaikus ir sužino, kas yra lygybė, teisingumas ir žmogaus teisės. Pradinės mokyklos mokymo programa suskirstyta į 4 lygius. Kiekviename lygyje yra 2 klasės. Jaunesnieji ir vyresnieji pradinukai, 1 ir 2 klasė, 3 ir 4 klasė, 5 ir 6 klasė. Dažnai, kai pagalvojame apie mokyklą, galvojame apie knygas, apie patį mokymąsi, tačiau daug svarbiau nei turinys yra įgūdžiai, įgūdžių lavinimas ir daug įgūdžių, kuriuos jie įgyja. Jaunieji pradinukai lavinami iki pat 6 klasės. Kiekvienoje klasėje mokytojas naudoja įvertinimą, kad paskatintų vaiką mokytis. Įvertinimo dalis taip pat yra informacijos apie jūsų vaiko mokymąsi pagal pradinės mokyklos mokymo programą rinkimas. Ši informacija padeda mokytojui priimti sprendimus dėl kitų žingsnių, mokant ir mokantis. Mokytojas gali naudotis daugeliu įvertinimo technikų. Svarbiausia tikriausiai yra klasės stebėjimas, taip pat tikrinimas ir stebėjimas, kaip kiekvienas vaikas atlieka jam pavestas užduotis.
Jūsų vaiko mokytojas gali rinkti informaciją kitais būdais. Pavyzdžiui, kalbėdamas su jūsų vaiku ir jo klausydamasis, kas savaitę pavesdamas atlikti testus, projektinius darbus, namų darbus ir standartinius testus. Standartiniai anglų kalbos ir matematikos testai padeda mokytojui susidaryti bendrą vaizdą apie tai, kaip sekasi jūsų vaikui, palyginus su kitais tokio pat amžiaus vaikais. Jūs, kaip vaiko tėvai, taip pat gausite naudingos informacijos apie tai, kokią pažangą jūsų vaikas daro pradinėje mokykloje. Ši informacija gali būti labai naudinga klasės mokytojai, vertinant jūsų vaiko padarytą pažangą. Now, Connie, what have you got for homework? Tables +9, then I have reading, then I have spellings, and then I make 5 sentences. Okay. Well, Namų darbai padeda jūsų vaikui mokytis. Tai suteikia vaikui galimybę sutvirtinti tai, ką jis išmoksta mokykloje. Į namų darbus įtraukiami visi. Tai suteikia mokiniams galimybę prisiimti atsakomybę už tai, ką patys išmoksta ir dirbti savarankiškai. Manau, kad namų darbų privalumas yra tai, kad galima mokyti savarankiškai ir šiek tiek daugiau susikaupti. Man nepatinka namų darbai, nes tiesą sakant, mes siaubingai daug išmokstame mokykloje ir tada smegenims reikia pailsėti, pavyzdžiui, nusnūsti ar panašiai. Galima išbandyti save, galima skirti tiek laiko, kiek nori ir stengtis įsiaiškinti. Be to, namų darbus galima daryti kada nori, jų nereikia daryti nustatytų laiku. Namų darbai jums kaip tėvams padeda sužinoti, ką jūsų vaikas veikia mokykloje. Manau, kad geriausiai galima atlikti namų darbus tada, kai palaikai gerus santykius su mokytoju, kai gauni naudingų pastabų, tada aš jaučiuosi galinti geriau padėti vaikams atlikti namų darbus. Jei aš dėl ko nors nesu tikra, galiu jų paklausti ir daugeliu atveju jie iš tiesų mane išmoko. Jei žinau, kad jie turi problemų, ypač grįžę namo, aš galiu jiems šiek tiek padėti, galiu sužinoti, kuo jie užsiima, galiu padėti jiems spręsti matematikos uždavinius, jie turi pavyzdžius ir visą kitą ir aš galiu jiems padėti. Kai sėdi su savo vaikais ir duodi jiems valandą ar net pusę valandos ir leidi jiems atlikti tai, ką jie turi padaryti, jie nurimsta, jiems tai daug duoda, jiems tai patinka ir jie mano, kad tai puiku. Aš pati esu mama ir turiu atvirai pripažinti, kartais vakare esu visiškai sekusi, stengiuosi būti kantri gamindama vakarienę ir klausantis vaikų. Tai gali būti nelengva, tačiau jei stengiasi, kad tai būtų džiaugsmą teikianti patirtis, skaityti, sėdėti su vaikais, prisiglausti prie jų ir skaityti kokią nors istoriją labai svarbu. Namų darbai sutvirtina tai, ko buvo mokomasi klasėje ir juos reikia daryti nuolat. Maži vaikai namų darbams skiria galbūt 10-15 minučių, o jiems augančius laikas pratęsiamas iki 45 minučių. O jei jie turi sunkumų atlikdami namų darbus, labai svarbu, kad tėvai apie tai pasikalbėtų su klasės mokytoju. Mano nuomonė yra be galo svarbu, kad tėvai aktyviai prisidėtų prie vaikų mokymosi proceso, tiek namie, tiek mokykloje. Niekas taip gerai nepažįsta vaiko, kaip jo tėvai, ir jei norime, kad vaikams mūsų mokykloje gerai sektųsi, mums reikalinga jų tėvų parama, kad tai pasiektume. Mokytojams patinka, kai tėvai ateina ir domisi, nes jei tėvai domisi, vaikas taip pat bus susidomėjęs. Bet kuris tyrimas parodys, kad jei tėvai remia vaiko darbą, tai turi labai teigiamą ilgalaikį poveikį vaiko mokymuisi. Mokymosi procesas prasideda ne mokykloje. Jis prasideda namie, kur yra tėvai ir vaikai. I love you, you love me. Ankstyvasis mokymasis. Vaikai turi įgimtą troškimą mokytis. Jie visą laiką mokosi ir kartais mes net nesuvokiame, kad namie virtuvėje vaikai visada ko nors mokosi. Mes išeiname su jais į lauką, į parką, nusivedame juos į parduotuvę, jie ir ten mokosi. Todėl svarbu tai žinoti, kad vaikai mokosi ką nors darydami. Kalba yra be galo svarbi. Kalbėtis su vaikais, klausytis jų, atsakyti į klausimus, kodėl. Yra daug įvairių būdų, kaip jūs, tėvai, galite padėti vaikui mokytis. Vienas iš jų tai rodyti figūras ir spalvas, kalbėti apie tai, ką vaikai mato, užduoti klausimus ir atsakinėti. Tai Lucy, jai 2 metai.
Kaip daugelis tokio amžiaus vaikų, Liusi yra iš prigimties smalsi. Štai kaip ji mokysis. Per pojūčius, liesdama, ragaudama ir mokydamasi judėti ir įvairiai naudoti savo kūną. Tokie kaip Liusi vaikai ankstyvaisiais savo gyvenimo metais mokosi žaisdami, jie mokosi spręsti problemas, tyrinėti, dalintis, rizikuoti ir įsivaizduoti. Ankstyvaisiais jų gyvenimo metais tėvai gali padėti pamatus mokymuisi, kurie bus naudingi vaikui visą gyvenimą. Liusi dabar dveji ir mėgsta lenktyniauti su savo sesėmis ir daryti tai, ką daro jos. Ji be galo trokšta žinoti, ką jos daro ir žaidžia kartu su jomis. Ir aš manau, kad ji mokosi daug greičiau nei, tarkim, mūsų pirmasis vaikas. Neįtikėtina, kaip greitai jos auga, tačiau mes visą laiką esame įtraukti į tą procesą, pradedant žaidimais ir baigiant mokymų tarti pirmuosius žodžius ir plėsti į žodyną ir panašiai. Taigi esame visada įsijungę nuolat, ypač žaidimuose. Esu įsitikinęs, jog jei iš tiesų įsitraukia į žaidimą su vaiku, tai tikrai padeda jam vystytis ir tau pačiam tai taip pat teikia pasitenkinimą. Tu tuo tikrai mėgaujasi. Ankstyvaisiais savo gyvenimo metais vaikai išmoksta daugelio dalykų, kurie padeda jiems pasiruošti mokyklai. Jūs galite paskatinti savo vaiką, mokydami jį būti savarankišku. Apsivilkti paltą ir apsiauti batus, atidaryti dėžutę su priešpečiais ir nueiti į tualetą. Visa tai svarbūs dalykai, kuriuos jūsų vaikas turės sugebėti padaryti, kai pradės lankyti mokyklą. Taip pat svarbu mokyti vaiką būti atsakingą, atpažinti, rūpintis savo daiktais ir susitvarkyti, ką nors užbaigus. Ruošdamiesi eiti į mokyklą, vaikai gali patirti įvairių jausmų. Galbūt jie bus susijaudinę, smalsūs, nervingi, laimingi ir vieniši ir visą tai vienu metu. Jūs galite padėti jiems, kalbėdamėsi su jais ir nuramindami savo vaiką, kad visi šie jausmai yra natūralūs. Jaunesnieji ir vyresnieji pradinukai. Colum 6, jis lanko vyresniųjų pradinukų klasę. Jis vis dar prisimena savo pirmąją dieną mokykloje. Mokyklos lankymas buvo visiškai nauja patirtis Colum ir jo tėvams. Colum tėvai padėjo jam pasiruošti šiai naujai patirčiai. Vaikai buvo pakviesti į tų metų jaunesniųjų pradinukų klasę. Taigi mes nuėjome su Colum ir Finbar į klasę apsidairyti ir parodėme Colum, kuris mokysis, pasikalbėjome su Meiryd ir taip paruošėme jį pirmai pamokai. Po to mes nupirkome mokyklinę uniformą, kuprinę ir kitus reikiamus daiktus. Mano pirmoji diena mokykloje buvo visiškai kitokia nei dabar. Mes einame į mokyklą, mes visi įsiskiriame, tačiau dabar tai lyg tam tikras žaidimas. Pradinukų klasėje Colum susipažino su visais mokymo programoje esančiais dalykais. Žaidimo forma Colum suteikia daug natūralių galimybių mokytis. Jiems labai svarbu žaisti drauge. Tai skatina jų socialinių ir emocinių įgūdžių vystymasi. Pavyzdžiui, šį rytą jie vaidino, kad kartu vyksta atostogauti ir renkasi kelionę į Ispaniją slidinėjimui tinkamus drabužius. Tai geografijos pamokų programos dalis. Jie turi išmokti skirti žiemą ir vasarą ir jie tai daro pasirinkdami tinkamus drabužius. Žaisdami jie kalbasi vieni su kitais, taigi kalba tampa mokymosi proceso pagrindu. Tai labai svarbu. Labai svarbu dalykus integruoti. Tokiu būdu jie mokosi efektyviau ir lengviau. Colum mokosi svarbių įgūdžių, kuriuos jis tobulins pradinėje mokykloje. Aš pati lankiau airiškai kalbančią mokyklą ir labai domėjausi airių kalba ir apskritai kalbomis, tačiau aš manau, kad tai yra labai lengvas būdas vaikui išmokti kalbą. Dabar ypač airių kalbą, nes tai leidžia mums geriau perprasti savo kultūrą.
Agus céir bhí dhéanamh cuimhte na Haiti? Bhí bútšíguin. Agus cánamin bútšíguin? Well, I would speak it. Aš nemažai kalbu airiškai su kolom namie. Mes pakartojame tai, ką jis mokėsi mokykloje. Jei manome, mes tai stengiamės daryti natūraliai ir tai darome, kai aš rengiuosi, kai kalbamės, kai šnekučiuojamės, tada aš kalbu airiškai ir taip jis susipažįsta su šia kalba. Tada mes bandome išmokyti airių kalbos tėtį, tai juokinga, ar ne? Mums šiek tiek pavyksta. Mes stengiamės iš esmės tik norėdami sukurti tokią atmosferą. That was a great success. The children really enjoyed that. Siekdami padėti tėvams, kurie ribotai moka airių kalbą, neseniai mes pradėjome naują projektą. Mes siunčiame į namus airiškų posakių sąrašus, kuriuos tėvai turėtų naudoti namie. Vaikai rengia airių kalbos pamokėlės savo tėvams ir visa tai puikiai pavyksta. Pradinukų klasėje vaikai mėgaujasi ankstyvaisiais moksliniais užsiėmimais. Colum ir jo klasės draugai tyria priežastis, kodėl maistas namie laikomas skirtingose vietose. Tai skatina juos mąstyti ir spręsti problemas. Mokymasis per vaizdinius menus skatina jūsų vaiko kūrybinius įgūdžius ir vaizduotę. Ik ompraat verker de ganzi en shin. De kteef man shin. Bug. Tasha shin garf. Nakwel. Gsfeek. Multunan me ekal treat. Svarbiausia, ką tokiame amžiuje tėvai gali padaryti, tai kalbėti ir skaityti su savo vaiku. Didžiulis skirtumas tarp dabartinės pradinės mokyklos ir ypač Colum mokyklos, tai sėdimų vietų išdėstymas, kuris man be galo patinka. Visi sėdė aplink stalą ir sėdėjimo vietos retkarčiais keičiamos, kad vaikai turėtų galimybę susipažinti vieni su kitais. Anksčiau mokiniai turėdavo vieną vietą, kuri niekada nebūdavo keičiama. Manau, kad tai tikrai sukuria laisvesnę atmosferą klasėje. Vaikams labai patiko parduotuvė, jiems visada patinka tokie užsiėmimai. Jiems patinka patiems eiti į parduotuvę, o mes mokome naudoti savo aplinką. Taip pat įtraukiama airių kalbą ir matematiką. Parduotuvėje man labiausiai patinka, perkant kokį nors daiktą, duoti kažkam už jį pinigus. Kodėl bananas atsidūrė ligoninėje, nes jis blogai luposi? 1 ir 2 klasė. Tai Courtney. Courtney 7, ji antrokė. Courtney remiasi tuo, ką ji jau išmoko jaunesniųjų ir vyresniųjų pradinukų klasėse. Prie mokymo ir mokymosi metodų pagal mokymo programą 1 ir 2 klasėje priskiriama aktyvusis mokymasis, žaidimais pagristas mokymasis ir darbas kartu grupėse. Tarp pradinukų ir 1 bei 2 klasės didžiulis šuolis. 1 ir 2 klasėje mes labai stengiamės padaryti vaikus labiau nepriklausomais mokiniais, perteikti jiems įgūdžius ir metodus, kad jie mokydamėsi taptų labiau nepriklausomi ir suteikti jiems gerą pagrindą kilti į vis aukštesnę klasę. Jie remsis darbu atliktų pradinukų klasėse. Priežastis, kodėl Courtney mokosi būtent taip, yra ta, kad mes jau tiek daug nebemokome jų turinių, o daugiau laviname įgūdžius. Įgūdžius jie lavina per tam tikrą veiklą, o įgūdžių jiems reikia žengiant į priekį, kad jie turėtų gerą pagrindą ir gebėtų mokytis visą gyvenimą. Ypač pabrėžiama aplinkos svarba, nes Courtney supantis daiktai turi būti tikri. Ji turi suprasti, kodėl mes darome tam tikrus dalykus. Nėra prasmės remtis ko nors abstrakčiau, ko ji visiškai neįsivaizduoja. Jei tai bus pagrįsta Courtney gyvenimu, ji geriau tai supras. Pavyzdžiui, tema pasirinkome Halloweeną. Per muzikos pamoką mes grojame vaiduoklišką Halloweeno muziką, mokėmės vaiduokliškų Halloweeno eilėraščių, per airių kalbos pamoką mes mokėmės su Halloweeno tema susijusių žodžių, o per matematikos pamoką mes rinkome duomenis, sudarėme lentelę ir pažymėjome, kuo kas persirengs. Taigi Courtney negalvojo, kad ji mokosi matematikos, anglų ar airių kalbos. Ji tik žinojo, kad ji mokosi visko, kas susijęs su Halloweenu, ir taip ji galėjo susijęti dalykus su naujais įgūdžiais ir informacija daugeliu skirtingų
skirtingų būdų. Kaip šiandien sekėsi mokykloje? Šlinksmai mokiausi matematikos. O koks šiandien žaidimas tau labiausiai patiko? Gyvatės ir kopėčios. Tau patiko gyvatės ir kopėčios? Taip, nes tu ten buvai. Nuostabu, kai tėvai ateina, kaip sakėme, mokyti vaikų matematikos pasimėgaudami, nes tada vaikai mokosi per žaidimus. Jie tai mokosi maloniu būdu ir net nesusimasto, kad jie apskritai mokosi, kad jie naudoja kalbą ir tai taip pat labai gerai tėvams, nes jie gali sužinoti, ką vaikai veikia klasėje. Tai nuostabu yra sėdėti su vaikais, nuostabu bendrauti su vaikais. Dabar ruošti pamokas geriau. Mano manimu, dabar ruošti pamokas geriau, nes mes taip pat mokomės, ką su jais daryti namie. Kaip sakiau, tai buvo pirmas kartas, bet aš norėčiau tai pakartoti kitais metais. Kitais metais taip pat tai padaryčiau. O buvote šiandien su panele Barrett? Ką veikėte su panele Barrett? Mes darėme žodžius, priebalsius, kurie yra nebalsiai. Mes juos jungėme vienus prie kitų ir darėme naujus žodžius. Labai gerai. Dabar Courtney lanko mokymo rėmimo grupę, o praeitais metais mes daug dirbome, kai jos mama buvo atėjusi į mokyklą. Mes netgi kartu skaitėme. Tada mes išmokėme jos mamą būdų, kaip padėti Courtney išmokti geriau skaityti. Tai buvo nuostabu, nes Courtney tikrai didžiavosi, kai jos mama atėjo pažiūrėti, kaip ji dirba papildomai. But you got lots of words that have a C and a K together at the end. Now, what vowel have we got here? Courtney mokytoja atėjo pas mane ir pasakė man, kad Courtney reikia šiek tiek papildomai pasimokyti skaityti. Taigi aš pasikalbėjau su panele Barrett ir ji viską paruošė. Ji duoda paketą, kaip matote, žodžių sąrašą ir skaitinius, o kai tik mokytoja pajunta, kad jį įvykdė užduotį, tada įgauna kitą paketą. Tikriausiai kitus skaitinius, tikriausiai sudėtingesnius žodžius ir ji tada prie jų taip pat pripranta. Run. Think it down. Break it down. These. Very good. Try. Good girl. Dabar jie gali parodyti savo tėvams, štai ką aš galiu, štai kur mes atėjome. Tai nuostabu, tai suteikia jiems daugiau pasitikėjimo savimi. Hello, said Alien One. Don't be scared. We came to see you. Yra daug įvairių būdų, kaip tėvai gali padėti savo vaikams namie. Aš asmeniškai manau, kad svarbiausia, ką jie gali padaryti, domėtis tuo, ką jų vaikas daro. Look at the picture and see what they've done. True? Yeah. There's sugar in the air. Namų darbus pradedama užduoti pirmoje ir antroje klasėje. Aš manau, jei jie gerai įpras juos atlikinėti, jiems tai nebus sudėtinga, kai jie bus vyresni. Taigi prisėskite kartu su savo vaiku, paruoškite su jo pamokas, nustatykite tam tikrą laiką ir vietą, padėkite jam. Tada jūs taip pat susipažinsite su tuo, ką jis daro. Jūs žinosite, kas vyksta mokykloje, taip pat žinosite, ar yra sričių, kurios jam sekasi blogiau ir galėsite apie tai pakalbėti su mokytoja. Me go to the shop. Vaikui parėjus namo jūs paklausite, ką veikiate mokykloje, o jis atsakys, nieko neveikiame, bet jie veikia tiek daug, todėl klauskite taip, išmokyk mane naujos dainos, arba ar išmokai naujų airiškų žodžių, o gal netgi taip, kiek valandų, tada vaikas turės pasižiūrėti į laikrodį. Svarbu susijęti tai, ką jie daro mokykloje ir tai, ką jie veikia namie. Aš primenu mamai kai kuriuos airiškus žodžius ir grįžus namo aš visada pasakau vieną ar keletą naujai išmoktų dalykų. Šiandien išmokiau savo mamą pasakyti ačiū airiškai ir išmokiau ją airiškai pasakyti šuniukas. Tavo diena buvo šauni, tai gerai. 3. ir 4. klasė. Tai Sean, jam 9, jis 4. Dabar Sean geriau supranta mokymo programos dalykų, įgūdžius ir savokas.
Dabar Sean mokosi 4 klasėje, o 3 ir 4 klasės mokymo programa nedaug skiriasi. Pavyzdžiui, anglų kalbos pamokose jis išmoko gana savarankiškai skaityti ir tai suteikia mums galimybę atsiplėšti nuo klasės skaitinių ir pereiti prie romanų, žvilgtelti į laikraščius, žurnalus, netgi skaityti internete. Jie daug daugiau naudoja atmintį ir rašo knygų apžvalgas, kuriuose turi užrašyti, ką mano apie tam tikrą istoriją ir projektus bei panašius dalykus, kurie turi naudoti savo atmintį ir labiau įsijausti. Sean taip pat vis daugiau ir daugiau dirba komandose ir ruošia projektus. Draugystė dabar tampa labai svarbi jo gyvenime. Taip, man patinka dirbti grupėse, nes tada esu apsuptas draugų, kurie gali man padėti, sudėti arba taisyklingai parašyti kokį nors žodį. Darbas grupėse tai linksmas darbo būdas. Mokiniams patinka patiems įsiaiškinti. Tada jie padaro pertrauką ir nebestebi mokytojo, visada to paties veido priešais klasę. Jie taip pat linkę patys spręsti sunkumus, užuot pasikliovę mokytojų ir laukia iš jo atsakymų. O organizaciniais sumetimais tai leidžia jiems naudoti retus išteklius, tokius kaip mokslinė įranga, kompiuteriai ir meno pamokoms skirta medžiaga. Mano mėgstamiausias dalykas mokykloje yra gamtos mokslai. Aš ir mano draugas Cyril iš klasės išėjome į lauką su šiais 2 prietaisais vėjarodžiu ir saulės elementu. Mes išėjome į lauką ir vėjarodis sukosi labai greitai. Airių kalbos pamokų metu mes vis dar sutelkėme dėmesį į kalbėjimą. Berniukų mokslinis tyrimas atliktas airių kalba, tai bandymas integruoti įvairius dalykus ir praktiškai bei prasmingai panaudoti airių kalbą. Paskui mes grįžome į klasę ir mums reikėjo kalbėti ir pasakyti 2 sakinius airiškai. Níl sé fluk. Níl sé tá sé gaifa. Níl sé báistí. Agus an bhfuil ceist agéine. A méid ag dul amach. Féimeid. Jie suvaidino priešais klasę airiškai, ar ne? Taip, labai gerai. Man atrodo, tai buvo puiku. Man atrodo, kad buvo 6 ar 7 berniukai. Jie vaidino airiškai, jie vaidino, kad važiuoja pasivažinėti dviračiais ir grįžta peršlapę, nes lauke lijo. Tá sé curbáistí, tá gríg tatna ar roiid lid. Na dín dermar dúr a chóta. Na bop leis an có. Babe runner. Oh, tá sé ag stella báistí. Féig an gintro. Oh, cáhfuil na búcalí. Tá mé fluc a crackan. Tá tú fluc báte. Bandí at tí léine. Fí an ceart go fé an aimse. It's Mr. Farner Hampshire. I thought it was great. Tau patiko, ar ne? Man labai patiko. And divide them into 3 equal sections. What I want you to do is write down this sum and see can you do it. Per matematikos pamokas mes pereiname prie sudėtingesnių savokų, pavyzdžiui, trupmenų. Tačiau tai vis dar labai susiję su praktika, kur mes vis dar labai skatiname naudoti konkrečią medžiagą. Alan, what's your answer? 6. Tokiose srityse kaip istorija mes perėjome prie faktinio darbo, mes nagrinėjame vikingų gyvenimą ankstyvosios krikščionybės laikų Airijoje. Namie Sean tėvai toliau padeda jam mokytis. Sean tėvai gali būti naudingi, būdami kartu su Sean jam dirbant namų darbus ir žinodami, kas jam užduodama namų darbams. Jie gali pasiklausyti, kaip jis skaito, o galbūt ir patys jam paskaityti. Virtuvėje gausų idėjų matematikai, pavyzdžiui, svoris ir masė, gali stebėti skysčius, kaip jie matuojami, taip matematika vaikams tampa daug svarbesnė ir įgauna prasmę. Ji nėra vien tik abstrakčios savokos, tokios kaip kilogramai ir mililitrai. Pakeliui į namus mes žaidžiame žaidimą sąsajos. Žaidimas pradedamas nuo žodžio, tarkim, automobilis. Tada reikia pasakyti žodį, kuris rimuojasi su pirmuoju ir taip žaidimas tęsiamas. Arba mes skaičiuojame žaidimus, skaičiuojame įvairių spalvų automobilius, arba mes rimuojame žaidimus ir kitus dalykus. Ir taip mes apie viską kalbame ir aptarėme tai, ką jie veikia mokykloje. 5-6 klasė.
Abihai 11 metų, ji 5. Kaip ir ankstesniais metais, ji mokosi visų 11 mokymo programos dalykų. Jai liko 2 paskutiniai pradinio mokslo metai ir dabar ji prisiima daugiau atsakomybės už savo pačios mokymąsi. 5 klasėje Abiha turi nemažai dalykų – anglų kalba, airių kalba, matematika. Mes taip pat mokomės SESE, kurį sudaro istorija, geografija, gamtos mokslai. Mes mokomės SPHE, socialinio, asmeninio ir sanitarinio švietimo. Mes mokomės vaizduojamųjų menų ir fizinio lavinimo. Taigi mes mokomės daugelio dalykų, kuriuos jai teks patirti 5 klasėje. Ir visa tai tik tęsinys to, ko ji jau mokėsi 3 ir 4 klasėje. Tos išmoktos žinios kiek praplečiamos ir pagilinamos. Kai kurie dalykai, apie kuriuos jau reikės daugiau informacijos, nagrinėjami įsamiau. Organizaciniai įgūdžiai gali būti labai svarbus, mokymosi įgūdžiai yra svarbus. Vyresnėse mokyklos klasėse mes pabrėžiame įgūdžių svarbą, mokantis pagal mokymo programą. Why did your dad always go to the pub? Ir mes neturime daug žinių apie tai, kokiu įgūdžių mes galime išmokyti vaikus, kuriuos jie panaudotų vidurinėje mokykloje, o suaugę realiame gyvenime. Ir paprasti dalykai, tokie kaip naudojimasis kompiuteriu, galbūt tyriant tam tikrą projektą arba pripratimas naudoti žodynais ir tezaurais, siekiant pagerinti rašybos įgūdžius, veda prie to, kad jie taps nepriklausomais ir savarankiškais mokiniais. Visi šie dalykai gali padėti vaikui žengti į priekį ir padrasinti, iš tikrųjų padėti jam mokytis visą gyvenimą. Abiha tapo savarankiškesnė mokinė. Jai nebereikia tokios tėvų paramos, kokios reikėjo, kai ji buvo jaunesnė. Ji tikrai tapo savarankiškesnė kasdieninėme gyvenime, šeimoje ir mokykloje. Mes vis dar klausėme, kas jai užduota namų darbų ir ar ji paruošė pamokas, o ji visada atsako, taip paruošiau. Apskritai aš manau, kad ji puikiai susitvarko su namų darbais. Ji netgi padeda savo mažajam broliukui ruošti pamokas, ji jam labai naudinga. Taip mes jaučiame, kad ji perima ir dalį mūsų atsakomybės. We're doing a project on weather and we go to this website to look for information. Iš pradžių mes jai padėjome ir sakėme, ką daryti, o dabar iš dalies ir ji mums padeda. Būdami 5 ir 6 klasėje, jie jau yra tokio amžiaus, kai daug kritiškiau suvokia, kas vyksta aplinkui. Jie gali paskaityti laikraštį, žurnalą, žiūrėti televizijos programas ir užuot visada ieškojo ko nors teigiamo, jie staiga geriau suvokia, man nepatinka, kaip tai buvo padaryta, ir jie gali išreikšti šią savo nuomonę. In the shops. Mano nuomonė, 10, 11, 12 metų tai gyvybiškai svarbus amžius vaiko pasitikėjimui savimi, kai reikia skatinti vaiko savigarbą ir pasitikėjimą savimi. Jau 5 klasėje jie supranta, kad laukia vidurinė mokykla, taigi visi išmėginimai ir sunkumai, kurie jų laukia, jau sukasi jų galvoje. Jie yra sąmoningesni ir supratingesni, taigi šiuo laikotarpiu svarbu skatinti jų pasitikėjimą savimi ir savigarbą. Labai sunku pereiti iš pradinės mokyklos į vidurinę. Kiekvienam vaikui nelengva staiga tapti jauniausiu po to, kai buvai vyriausias, ir kiekvienas vaikas turės savaip šį reiškinį išgyventi. And we kept on doing that until everyone's was done. Respect everyone, show, play, environment, care and treating. Tai nelengva, bet manau, kad daugeliui vaikų patinka galimybės, nauji iššūkiai, nauja patirtis, su kuriais jie susidurs vidurinėje mokykloje ir kurių jie negalėjo patirti pradinėje mokykloje. Aš didžiuojasi jie ir ne tik didžiuojas, aš taip pat esu patenkintas, kad jie eina teisingų kelių ir kad tai jie ateityje išeis tik į gerą. Somalia again, yeah, that will be very, very warm again. My hat, it has 3 corners, 3 corners has my hat, and had it not 3 corners, it would not be my hat.
Jūs pirmasis savo vaiko mokytojas. Jūs ruošite vaiką į mokyklą ir padedate jam mokytis, kai jis lanko mokyklą. Pradinė mokykla padeda jūsų vaikui augti ir mokytis daugeliu įvairių būdų. Mokymo procese jūs galite labai prisidėti kaip partneris. Malonu, kad vaikai jaučiasi laukiami mokykloje ir kad jie gali kalbėti apie viską. Mano mokytoja iš tikrųjų miela. Ir visada padės, jei kas nors bus negerai, jei tau prireiks pagalbos ir panašiai. Jie daug geriau sutarė su mokytojais ir jiems tai labiau patinka nei prieš keletą metų. Prieš keletą metų bijojau mokyklos. Aš bijojau eiti į mokyklą. Man patinka mokykla, nes ten mano draugai ir mėly mokytojai. Mokykla daug atviresnė, o tėvai labiau įsijungia į jos veiklą, iš dalies apsilankydami klasėje. Tėvams nėra įprasta dalyvauti pamokoje kartu su mokytoju. Mano mėgstamiausias dalykas yra fizinis lavinimas. Tai puiku, suteikia galimybę užsiimti su vaikais, o vaikus tai pradžiugina. Aš manau, kad namų darbus mums užduoda todėl, kad mes geriau išmoktume. Tai panašu į 2 krypčių eismo gatvę. Tu duodi mokytojai naudingų pastabų ir ji tau duoda naudingų pastabų. Taigi iš tos pusės pasižiūrėjus, tai lyg 2 krypčių eismo gatvė. Mano mėgstamiausias dalykas yra anglų kalba. Ir airių, man labai patinka airių kalba tikrai. Anksčiau, kai mes eidavome į mokyklą, mes buvome niekas, tik dar vienas mokinys, kuris būdavo pasodinamas, mokomas ir išsiunčiamas namo. Per dailės pamokas galime piešti, galime leisti savo vaizduotei pasireikšti. Jiems duodama laiko, jie tinkamai mokomi ir tai paskatina mus pakartoti tai namie ir kartu ruošti pamokas. Mano mokykloje taip nebuvo, aš iš viso neturėjau tokios galimybės. Tai ir jiems puikia galimybė, taip galima viską su jais pagerinti.